Labadiena, aš esu Jurgita Baržiuvienė, žurnalistė ir mūsų pašnekovas šiandien profesorius Gintaras Zaleskis, imunologas, Sveikatos teisės instituto ekspertas. Kažkaip šiandien visi sako, kam jūs kalbate apie tą pandemiją? Nu tai praėjo ir pamirškim, bet iš tikrųjų ar nėra taip, kad mes atrodom kaip tie stručiai, kurie kažkaip kišam galvą į smėlį ir laukiam kitos bangos, kuri gali arba ateiti, arba neateiti, bet čia kalba ir apie sveikatą žmonių, ir apie ateitį, bet gal dar labiau apie žmogaus teisės iš tikrųjų, apie esminius kažkokius lūžius mūsų visuomenėse ir tame, kas vyksta, apie tai, kad gobšių įmonių interesai ir vyriausybių bendradarbiavimas su jais, iš tikrųjų gali labai jau kenkti ir visuomenėms, ir piliečiams. Tai Gintarai, mes tiesiog iš tikrųjų norime paklausti, kokia ta situacija dabar su to COVID-u. Nes, kaip suprantam, ten liejasi tos vakcinos laisvai toliau, kadangi už dyką jų niekas nebenori lietis, tai jos liejamos su gripo vakcina, tik tiek, kad už gripo realią vakciną turi mokėti, o šitą ne. Tai irgi labai keista, žinot, kas duodama už dyką ne visada yra turbūt labiausiai teisingas dalykas. Tai kokios yra naujienos, nes mes čia Lietuvoje beveik nieko negirdim, tik tai, kad apie tai nebereikia kalbėti, kad praėjo ir praėjo. Tai kas dabar yra išsiaiškinta ir ką jūs žinote apie tai? Taip, Jurgita, labai malonu, kad jūs palietėt skaudžią temą, nes manau, Lietuva buvo galbūt viena iš nedaugelio valstybių pasaulyje, kurioje nebuvo atlikta jokio apibendrinimo apie vadinamąją pandemiją, nebuvo padaryta jokių išvadų ir nebuvo sutarta, kokios gairės bus toliau valdant galimą pandemiją. Žinoma, vakcinų gamintojai jie labai nori, kad ir toliau būtų viskas baisu ir blogai. Pažiūrėkite, kaip pakyla Pfizerio ir Modernos akcijos, jūs 10 kartų išaugo. Jeigu milijardai žmonių vakcinuoti, tai turbūt tai buvo didžiausias laimėjimas tų, kurie vakcinas gamino. Supraskite tokį dalyką, kad ir kaukių mūvėjimas, ir žiedinių savivaldybių suformavimas, ir rankų dezinfekavimas, ir nuolatiniai pranešimai per radiją ir televiziją apie naujas mirtis, iš tikrųjų yra vakcinos reklama. O ką jau kalbėti apie galimybių pasą, kuris tiesiog buvo sukurtas su labai nežmoniškai, nelogiška priegaida, kur buvo sakoma, mes sudarysime nepakenčiamas gyvenimo sąlygas tiems, kurie nepasiskiepijo. Aš manyčiau, kad praeitieji metai daugeliu Lietuvos gyventojų rodė, kad galima gyventi be baimės, kad galima valdyti šaltojo periodo padažnėjusius respiratorinius susirgimus tais pačiais įprastais būdais, kuriais mes valdėme 10 metų iki tol. Jau pradeda atsirasti daug labai pavojingų ir labai negatyvių vakcinavimo priemonių sukeltų patologinių reiškinių. Visų pirma, kiekvienas mūsų, kuris serga autoimuninę ligą, tokių priskirčiau, sakykime, reumatoidinį artritą, visas alergijas, opinį kolitą, Krono lygą ir daugelį kitų lygų žmonės žino, kad tas ligas jie turi, tai jų paūmėjimas po vakcinos buvo stebimas daugelį pasaulio klinikų. Tačiau ypač pavojingi, manyčiau, rezultatai pastebėti tiems, kurie serga vėžiu arba sirgo ir buvo pagydyti. Visi žinome, kad vėžio gydymas užtrunka, kad pradžioje turi būti atlikta operacija, po to atliekamas švitinimas ar chemoterapija. Ir dažniausiai toks pasveikęs žmogus
gali eilę metų, bent 5 metus gyventi, nebeprisimindamas apie savo ligą. Tačiau japonų Nagojos universiteto studijos duomenimis paaiškėjo labai keisti rezultatai. Pasirodo, kad tie, kurie pasiskiepijo 3 ir daugiau kartų, eilę kartų turi didesnę tikimybę susirgti ir numirti nuo vėžio. Kitaip sakant, tiems, kuriems vėžys jau buvo perėjęs į remisijos ir ramybės stadiją, vakcinos jį išprovokavo. Kita vertus, mes žinome, kad vėžys tai yra senų žmonių liga. Tarkim, vyrai, kuriems virš 65 metų, skaitoma, kad apie 60-70% jie turi latentinį vėžį prostatos, apie kurį jie nieko nežino. Ir žinoma, tokia vakcina, kuri 3 kartus ir daugiau leidžiama, tarkim, Izraelyje tik tai 4 kartus pasiskiepijusi buvo laikomi pilnai pasiskiepijusiais. Taigi tik tokia vakcina gali išprovokuoti ne tik grįžimą ligos tiems, kurie buvo laikinai pagydyti nuo vėžio, bet ir tiems, kurie turi latentinį vėžį. Žiūrint Lietuvos gyventojams į šį šaltesnį metų periodą, noriu priminti ir pasakyti labai konkrečiai, kad šiuo metu yra dėja to paties Pfizerio išleistas labai efektyvus vaistas nuo COVID, kuris vadinasi Paxlovid. Dėja, kai kurie netgi bendrosios praktikos gydytojai to nežino. Todėl bevelėčiau siūlyti kiekvienam Lietuvos žmogui elgtis ramiai, nepanikuot, nesiskiepyti, o susirgus 4-5 dienas pagerti šitas tabletes. Bet jis turbūt receptinis, tai reikia prašyti šeimos gydytojo, kad išrašytų pačiam. Taip, vienu metu Lietuvoje jie buvo pardavinėjami už 1 centą, bet kai žmonės kreipdavosi vaistinę patys, jų neduodavo už jokį centą, dėl to, kad reikėdavo turėti receptą. Taigi aš labai kviečiu Lietuvos gydytojus ir Lietuvos pacientus pažiūrėti dar kartą į šį vaistą ir nuspręsti, ar liga, kurią geriant 4-5 dienas tabletes ir kuri lengvai praeina, ar jinai iš tikrųjų yra tokia baisi, pavojinga ir sunki. Vieša paslaptis, kad daugelis žmonių, kurie mirė nuo COVID, jie iš tikrųjų mirdavo nuo kitų ligų. Man prisimena, kad vos ne pirmieji atvejai Kauno klinikose buvo registruojami žmonėms turėjusiems smegenų auglį, turėjusiems melanomą retinoje. Tai yra sunkūs susirgimai, kurie neišvengiamai terminalinėse stadijose yra mirtini. Ir jeigu žmogui iš nosiaryklės tuo metu buvo rastas ir šis sukėlėjas, tai būtinai buvo užrašoma diagnozė COVID. Aš nuo vaikystės turiu trumparegystę ir nešioju akinius, todėl mano gretutinė diagnozė visada, kokia liga aš besirgčiau, yra miopija. Tai dabar pasakykit, jeigu Lietuvoje žmogus mirė nuo infarkto ir turėjo miopiją, gal užrašom jam, kad jis mirė nuo miopijos, nuo trumparegystės. Taigi tokia paradoksali situacija buvo tais metais. Ir bijau, kad tas chaosas, ta didžiulė panika sąlygojo tai, kad Lietuva užėmė 2 vietą Europoje pagal mirusiųjų ne nuo COVID, o nuo taip vadinamų perteklinių mirčių. Tai rodo, kad nebuvo suvaldyta situacija iš tikrųjų, ko gero. Aš manyčiau, kad tai labiausiai indikuoja tą faktą, kad sveikatos apsaugos sistema buvo
suardyta, pasimetusi, sąmyšyje. Kažkodėl Lietuvoje tuo metu, kai labiausiai reikėjo heparino, krešėjimą mažinančio preparato, jis iš viso tais mėnesiais 21-22 metų žiemos mėnesiais iš viso Lietuva buvo neįvežamas. Tiesiog užuot rūpinusis visokiais PGR testais, kur iki šiol laužomos ietis dėl konkursų, kurie buvo laimėti anuomet, užuot laužant ietis nereikalingais dalykais pasirūpinti reikėtų, kad heparino Lietuvoje, kuriuo gydomos beveik visos sunkios mirtinos lygos, infarktas, insultas, hiperkoaguliacija vėžio atveju, kad jo niekada nepritrūktų Lietuvoje. Aš noriu tą tarpą parodyti vieną schemą, kuri liudija labai įdomų Švedijos statistikos rezultatą. Švedija yra unikali valstybė tuo, kad mirusiųjų skaičių jinai registruoja nuo 1851 metų. Ir šioje schemoje mes matome, kad yra bendras mirusiųjų skaičius labai stipriai padidėjo esant ispaniškam gripui, esant didžiuliams bado epidemijoms, esant karui. O COVID piko visiškai nėra. Ir jeigu jūs pažiūrėsite šią schemą, jos 20, 19, 22 metai, COVID yra juokingai mažas. Parodykit man, kur tas pikas, kada tiesiog pagal mūsų sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis turėjo būti lavonai gatvėse. Ir priemonės iki šiol prisimenu, kaip mane apgrėžė policininkė, siekiant išvažiuoti iš Vilniaus, iš Širvintų rajoną. Ji graži, aukšta, maloniu balsu pasakė, kad jūs pažeidėt žiedinių savivaldybių įstatymą, tačiau jinai apsirengusi buvo kaip koks ufonautas iš mokslinio fantastinio, visokiškokiais skafandrais, kai vos nedujokaukia. Ir man atrodo, šitą paniką sužlugdė Lietuvoje visiškai normalios medicinos funkcionavimą. Bet tai buvo kaip kažkokia visuotina psichozė, o tas veikimas rodo tą valdžios absoliučią nekompetenciją ir tas pasakymas tikiu mokslu, tai skamba tiesiog labai keistai, nes tas mokslas nieko to, ko buvo imtasi, nesiūlo ir rodo, kad tai negali apsaugoti. Tai aš jau nekalbu apie patarėjus, valdžia kokius pasisamdė, pasiėmė, kad tikrai kai kurie žmonės čia, kaip sakoma, buvo tiesiog biologijos mokslų bakalaurai, net ne specialistai, tai normali valdžia, kuri galvotų, Jėzau, nieko nesuprantu apie tai, bandytų ieškoti įvairių žmonių, kompetitingų, kurie galėtų suteikti informaciją, bet to tarsi sąmoningai, ar iš baimės ir sąmoningai net nebuvo daroma. Aš nemanau, Jurgita, kad tai buvo daroma sąmoningai, bet čia turbūt jokios sąmokslo teorijos negalime įžiūrėti, tačiau iš tikrųjų baisus neprofesionalumas tiesiog buvo nekompetencija matomas visur. Ir palyginimai galima pasakyti, kad Švedija, Norvegija ir Danija turėjo patį mažiausiai perteklinį mirštamumą. Norvegija netgi neigiama. Tai yra, Norvegijai per COVID metus mirė mažiau žmonių negu įprastais metais nuo įvairių kitų ligų, vėžio, infarkto, insulto, kepenų, žarnyno ligų. Ir mes sveikatos teisės institutas nekartą kreipėmės į valdžią, sveikatos ministerija, netgi paskui ir į konstitucinį teismą, prašydami, kad, tarkim, Švedijos modelis, nes kodėl aš taip akcentuoju Švedijos modelį? Todėl, kad man sako, kad taip, Lietuvoje buvo panika, taip buvo sumišimas, taip buvo padaryta daug klaidų, bet pažiūrėk, visos valstybės taip elgėsi. Ne. Toli gražu ne visos. Tos, kurios turi pačią tobuliausią medicinos sistemą,
patį ilgiausią pasaulyje vidutinę gyvenimo trukmę. Šiaurės Europos šalis pasirinko visiškai kitokį ramų, tylų būdą, kuomet funkcionavo mokyklos, mokytojai ir moksleiviai vykdavo į mokyklas, funkcionavo restoranai, barai, kino teatrai, jokių kaukių nei ligoninėje, nei autobusuose. Ir kai mes sakydavom, kad pakvieskim vyriausią Švedijos epidemiologą Andresą Tegnelį pakalbėti Lietuvos Seime, arba bent jau sveikatos ministerija, arba bent nuotoliniu būdu, niekados mūsų pastangos nebuvo sutiktos palankiai. Tai čia kaip? Tai čia kas čia atsakingas už tai? Ne tik Seimas, čia turbūt ir vyriausybės vadovė, ir sveikatos ministras tuometinis Dulkys. Tai jie ką? Jie iš kvailumo to nenorėjo? Ar dėl ko? Labai sunku suvokti iš tikrųjų. Taip, aš manau, kad čia turbūt yra esmė ta, kad buvo be galo patogu savo po pažasčia turėti tokius manipuliuojamus patarėjus, kurie, aš nežinau, buvo tarkim vienas žmogus, kuris turi tik tai chemijos mokytojo kvalifikaciją, bet jis tapo vos ne vyriausia kalbančia galva tiek LRT, tiek Delfio puslapiuose. Ir tai, kad jie visi turėjo net nepatariamai, o pritariamai balsą, visi šie patarėjai, leido susidaryti sąlygoms, kada politikai manipuliuoja ir jie padaro situaciją taip, kaip jinai jiems patogesnė, visiškai neatsižvelgdama į Lietuvos žmonių sveikatą, poreikius. Turime ne vieną atvejį, kuomet tarkim, visi gerai žino vaikinuko Karolio istoriją, kada jis mirė greičiausiai nuo vakcinos sukelto, taip vadinamo enhancement sindromo, bet jam buvo užrašytas COVID-as, bet jis mirė iš tikrųjų dėl to, kad ligoninėje neatsirado heparino. Bet man skaudžiausia dar prisiminti tai, kad patys gydytojai greičiausiai turėjo visiškai kitokį požiūrį negu politikai į ligą. Nes to vaikinuko širdis, plaučiai, inkstai, ragenos į kepenis buvo transplantuoti kitiems žmonėms. Plaučiai išvežti, transplantuoti į Vokietiją. Tai ką mes stovime 2 metrai vienas nuo kito, jeigu organą, kuriame neva COVID-as turi tarpti, mes persodinam kitam žmogui ir tas kitam žmogui su baisia imunosupresija, nes tik tai persodint gali tik suleisdamas stiprius imunosupresantus. Mes persodinam kitam žmogui ir labai džiaugiamės, kad išgelbėjom kito žmogaus gyvybę. O tuo metu tuos numirusius buvo iš pradžių iš vis kišami į maišus, tarsi jie galėtų prisikelti, iškvėpti ir apkrėsti ką nors. Nu, tikrai atrodo, juoko tai čia mažai yra, tai tikrai toksai makabriškas, sakyčiau, juokas. Aš tikrai to makabriško juoko ir makabriško Delfi puslapių teksto aš pridėčiau vieną ištraukėlę, kur per patį chaoso ir baimės vidurį aš pasilikau, kur aiškiai matyti, kad labai didelė dalis žmonių mirštančių neva nuo COVID-o yra 90-99 metų. Vieša paslaptis, kad labai daug, palyginti daug daugiau mirė žmonių 100-110 metų grupėje, negu jaunesnių negu 29 metų grupėje. Tuo tarpu vakcina sukelia tik jaunesniems negu 29 metų žmonėms, ypač vyrams, miokarditą, tai yra širdies pakenkimą visam gyvenimui. Todėl tai, kad šiame Delfi puslapyje aiškiai gali kiekvienas klausytojas paskaityti, kaip tos panikos, kaip to dangus griūva fone
pozicionuojama, parašoma, kad 99 metų žmonių grupėje yra labai didelė dalis, daugiau negu pusė visų mirusių. Tai Mirtingumo yra negu žmonės 23 daugiau. miršta ir tie, kurie ir taip būtų mirę, jeigu jam 110, tokių Lietuvoje ant pirštų suskaičiuoti. Jeigu daugiausia mirė tų, kurie ir taip būtų mirę, tiek dėl savo lygų, tiek dėl amžiaus, tai kuo čia dėtas COVID-as? Skaudu. Bet iš tikrųjų, taip dabar imant ir žiūrint į praeitį, tai ar visos vyriausybės, kurios pasidavė tai panikai ir tiem kažkaip nepagristiems sprendimam, mokslų nepagristiem, ar jos kažkaip, toks įspūdis, kad mūsų valdžia net nesijaučia kalta, net nemano, kad reikia atsiprašyti visuomenės dėl tų dalykų, kad, buvo, pasibaigė, praėjo ir ačiū Dievui ir visi čia teisūs lyg tai buvo. O bandymas net ir dabar apie tai kalbėti kelia kažkokį tokį, nepasitenkinimą ir, kaip pasakyti, ar kitur irgi taip pat, ar irgi visos valdžios, būtent apsimeta, kad nieko blogo nepadarė. Labai geras klausimas. Aš sutinku, kad Lietuva nebuvo ta vienintelė valstybė, kuri padarė iš musės dramblį. Bet beveik visos Europos valstybės, ir tą galima pažiūrėti internete, yra viešai diskutavo, aš turiu įrašus iš Anglijos, iš Vokietijos, viešai diskutavo ir viešai pripažino, kad lazda buvo perlenkta. Kad, sakykime, 18 metų savo rekomendacijose, kokia bekiltų respiratorinė infekcija, epidemija, jokių būdų negalima taikyti lockdown politikos. Kad čia dar vieną skaidruolę norėčiau pridėti, kurioje yra straipsnis, Kokreino surinktas straipsnis apie tai, kad kaukė yra visiškas niekalas. Ji negali apsaugoti. Aš visą laiką juokauju, kad bezdaliuko kvapą ar kvepalų kvapą jūs irgi pajusite per kaukę. Kaukė tikrai praleidžia ir ji jokių būdų negali būti apsaugota. Todėl kviečiu jų nedėvėti, kadangi apie kaukės galima būtų pašvesti joms atskirą pokalbį, nes yra daug duomenų, kad ypač vaikai ir jaunos moteris gali sunkiai pažeisti savo sveikatą, padidindamos karboksihemoglobino kiekį 10 kartų. Ir tikriausiai pabaigai aš turėčiau pabrėžti, kad nepamirškime, kad yra vaistai ir jeigu tie vaistai pagydo per 5 ar 4 dienas, kokiagi ta baisin, kokią kitą jūs lygą, slogą ar gerklės skausmą galite pagydyti per 5 dienas visiškai. Pasikliaukim šiais vaistais, kuriais pasikliauja visas pasaulis ir pasistengime artėjantį šaltąjį periodą pragyventi taip ramiai, kaip mes tą padarėm praėjusiais metais. Gintarai, iš tikrųjų tai turbūt noris pasakyti, kad labiausiai tai pasikliaukim ne valdžia, o sveiku protu. Ir tada tikrai bus viskas daug geriau. O ateinančiom valdžiom labai norisi palinkėti, kad, kaip bebūtų, žmogus turi teisę žinoti. Ir jis nori žinoti. Ir tų dalykų nereikėtų tramdyti. Mes galim nesutikti, mes galim diskutuoti, mes galim pateikti visos pusės argumentus, bet kada užgniaužiama informacija, tai faktiškai yra nusikaltimas, kada nėra tolimesnių tyrimų, kada nėra neaišku, kokios pasiekmės yra. Kokios teigiamos, kokios neigiamos, kokios ilgalaikės, ar yra kažkas daroma Lietuvoje, pavyzdžiui, šito klausimu? Turbūt ne. Taip, Jurgita, čia labai graži įžvalga. Aš tiesiog irgi labai viltingai žiūriu į permainas Lietuvos politiniam kaleidoskope. Bet iš esmės paskatino ir jūsų Sveikatos teisės institutas, vienas iš tos visuomeninio tokio buvo pobūdžio vienintelis reiškinys, kur bent bandėte kažką aiškintis. Taip, mes iš tikrųjų keli šimtai Lietuvos gydytojų, mokslininkų ir tyrėjų susivienijom į
šį institutą, kurį sudaro gydytojai ir teisininkai, ir stengiamės kažkaip tai, kad mūsų išgirstų, bet mūsų balsas buvo tyruose, mes pūtėme prieš vėją, bet kartais reikia stengtis daryti net ir tuomet, kai iš pažiūros atrodo tai beprasmiškai ir neįmanoma. Aš manau, kad pagrindinė pamoka, kurią turėtume išmokti mes, Lietuvos gyventojai, yra ta, kad tik tai ginčiuose gimsta tiesa ir tiek valdžia, tiek sveikatos ministerija, tiek prezidento patarėjai, kurie sugebėjo įsiūlyti 90% skiepijimosi ribą gerbiamam jo ekscelencijai paskelbti. Mes žinome, kad Singapūras ir Kuba pasiskiepijo 100%, bet infekuotumas buvo lygiai toks pat kaip kitose valstybėse. O geriau turbūt Afrikoje, kur nieks nesiskiepijo. Taip, dalyje Afrikos valstybių skiepai buvo neprieinami, nieks nesiskiepijo ir jokio ten infekuotumo ir lavonų gatvėse ar dykumose nieks nematė. Todėl labai kviečiu būsimasias Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijos valdžios struktūras, kad jos pasikviestų abi pusės į diskusiją. Padėkime savo duomenis ant stalo, mes ir jūs, ir diskutuokime taip, kaip tai vyko Švedijoje, Norvegijoje ar Danijoje. Kiek Lietuvoje daug žmonių turi giminės dirbančius Norvegijoje? Paklauskite jų, ar buvo nors viena diena, kada bent autobusuose, ar ligoninėse, ar restoranuose reikėjo mūvėti kaukės ar dujokaukės. Ne, to nebuvo net ligoninėse. Ir tą aš labai gerai žinau, nes mano draugai gydytojai dirba Trondheimo ligoninėje. Ir bandykime žiūrėti ateitį taip ramiai, kaip tai darė Šiaurės Europos šalis. Iš tikrųjų, ir neslėpkime tos informacijos nuo visuomenės. Kita vertus, visuomenė taip pat turi teisę. Neužsibarikaduoti reikia valdžiai nuo jos, o tą visą informaciją viešinti ir žmonės, jau kažkaip patys nuspręs. Tai buvo imunologas, sveikatos teisės instituto ekspertas, profesorius Gintaras Zaleskis. Ačiū, Jurgita. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.